Sveiki visi. Šiandien išlipome dar vienoj Tokijaus Jamanotės laino stoty. Ji vadinasi Shin-Okubo. Ir kuom šita stotis yra ypatinga, kuom šis rajonas yra ypatingas? Visų pirma, tom, kad virš manęs bėgiai, tai jo, tokie garsai keisti. Šitas rajonas yra ypatingas tuom, kad čia labai daug žmonių ateina, kurie domisi Pietų Korėjos kultūra. Pagrinde pop kultūra. Visokiais boys bandais, BTS-ais, vyriška kosmetika, kas ten dar yra, visokie kawaii korejietiški dalykėliai, labai daug visokių korejietiškų snacksų yra, kaip korejietiški korndogai, tapoki ir ten Korean fried chicken ir panašiai. Tai va, šiandien pabandysim pasivaikščiot po šitą rajonėlį ir pasižiūrėt, ką čia galima pamatyti. Tokio įdomesnio. Jau kaip matau, kai praeini, tai ne tik japoniški kanžiai matosi, bet ir tie korejietiški hieroglifai kur nekur. Tai čia jau yra ženklas, kad patekom truputėlį į kitokį pasaulį, į kitokią teritoriją. Ir čia galima pamatyti tokių kitokių dalykų, negu mes tikėjomės atvažiavę į Japoniją pamatyti. Nors japonai irgi turi savo tos boys bandus ir panašiai, bet vat korėjiečiam labiau turbūt prilipo. Ir vat galima iš karto prie vienos iš parduotuvių sustot. Ir čia vat matosi, kad va tokie vat clear failai yra, į kuriuos galima sudėti ten viskius dokumentus ir panašiai. Taip, gerai, išeisim iš čia. Čia jau yra spicy chicken, kiek matau. Ir panašus aštrus snacksai, kurie labiau yra korėjiečių skoniai. Nes japonai, taip aštriai valgo, bet pagrinde tai taip švelniau mėgsta. Nes korėjiečiai ten, kaip žinau, savo tos buldak noodlesus varo, tai po to viena iš kūno dalių po to pavirsta į Japonijos vėliavą kitą dieną. Va čia, va, pavyzdžiui, pop-up storas ir kažkoks berniukas pozuoja kartoninis. Iš tikrųjų, tai čia yra daug kosmetikos. O čia kažkokie yra sampliukai ir panašus dalykai. Nueini į random shopą tiesiog Shin-Okubo, kur pamatai biškį Korean atributikos ir viduj, vat. Čia yra clear failai dokumentams susidėt. Va čia apačia yra kažkokie žurnalai, fotostafas su visom tom K-popo žvaigždėm. Tada va kitoj pusėj akriliniai stendukai. Akihabarai tai tokie su anime mergaitėm. Čia su tikrom mergaitėm. Ir tikrais berniukais, kur gali nusipirkti ir savo šventiklėlę kažkur ant spintelės pasidaryt. Čia va postcard stikeriai visokie. Fotosetai.
Nu ir vėl akrilinių stendukų pasirinkimas. Čia Korean barbecue place. O čia yra desertinė, kur galima va tokia nusipirkti vaflių su miegančiais meškiukais, kurios po to irgi suvalgai su vafliais. Sustojam va prie tokios snekų Korean vietos, jie čia Korean fried chickeną turi visokių keistų dalykų. Ir nusprendėm čia ant topokį mažiuką paimti. Mes galvojam, kad čia reikia susimokėti prie tetos, o pasirodo čia aparatukas yra super modernus, kur tiesiog savo patiekaliuką tą pasirinki iš aparatuko ir sumoki. Gali suiką sumokėti ir gali pinigėliais sumokėti grinais. Modernizacija. Tai va, nusipirkom, čia yra topokiai aštriam padaže, o čia yra gėrimas, kuris yra iš vynuogių ir jis greičiausiai yra tirštas su želė, ne? Neįsivaizduoju. Neįsivaizduoju? Since 1981. Tai jau 40 metų. Tai čia gerai, ne tai kaip būna tos vyninės, kur nuo 2021 metų geriausias vynas ten tam regione. Gerai, einam. Okay. Pasismagi. Tai va, o gėrimukas pasirodo yra toks sulčių gėrimas. Ir aš nežinau, turbūt nesimato per objektyvą, bet viduje yra tikros vynuogės be kauliukų įdėtos. Nuluptos. Like real stuff. Visiškai skonis tabokių kitoks, negu Lietuvoje esam ragavę. Ta prasme, kaip diena ir naktis, tiek tekstūra, tiek skonis skirtingi. Šitie yra tokie moči tekstūros, sumaišyti su itališka pasta, kažkas tokio. Ir tas padažiukas jis yra toks aštrus, primena tą bulldog noodlesų padažiuką tą, bet jisai nėra toks agresyvus, sintetinis. Ta prasme, amazing experience. Obuoliai. Jie ne plastikiniai, jie tikri, ne? Žiūrėk mano kumštį ir šitą obuolį. Nu jo, 500 jenų čia yra kokie 3 euriukai už obuolį, ne? Bet čia, žinok, tas obuolys visas į pyragą gali sueiti ir užtektų žmogui. Nu jo. Šiaip ko šinokų čia iš tikrųjų daug, tai čia yra daug street foodo. Čia yra labai daug kosmetikos. Ypatingai vyriškos kosmetikos, kas labai mane nustebino. Ten visokie pudros, ten kremai, visokie ten šešėliai ir panašiai. Ir visur berniukas nupieštas. Nu čia tipo, kaip aš suprantu, Korėjai čia madoje yra, ne? Ir daug visokių K-popo bendo atributikos. Visokios kortelės, pakabukai, akriliniai viski daiktai ir panašiai. Šiaip įdomus toks rajonas, ne? Naujos kartos Haradžiukų. Jo, naujos kartos Haradžiukų. Kaip atrodė Haradžiukų, kol nebuvo sugadintas rajonas turistais? Jo. Labai vat. Ta kiaulė, tai man atrodo, aš mačiau kažkur, kad Korėjai maždaug yra kažkoks čeinas su ta kiaulė. Ir ten tipo BTS-ai, man atrodo, vaikšto valgyti ir ten reklamuoja, promautina tą čeiną su kiaulė. Tai vat irgi yra ir tokių dalykų. Trekas pravarė. Korean barbecue labai daug. Ne to jakinikų standartinio japoniško, kur tiesiog
mėsytę, kurią kepėjo, o vat Korean barbecue, kur ten užmarinuota visokiuose ten džem jung padažuose. Va, berniukai nupiešti. Va, berniukai nupiešti ant kosmetikos. Ir čia vat yra mergaičių, bet šiaip labai daug vat berniukų kosmetikos. Ir labai įdomu tai, kad čia yra krūva samplų padėta, ten viskių pudrų, ten kremukų ir gali ateiti ten pasitrinti veiduką ir nežintis iš ten. Tipo, aš čia išbandžiau, man tipo nepatiko, tai aš einu iš čia. Ir viskas tipo nemokamai. Tai irgi bando taip papromoutint klientus. Astra 3. Čia yra karaoke drink free, tai tokie bi K-pop boys bar. Ir dar QR kodas yra. Ir čia vėl Korean snakai. Čia vat yra visokių ten skonių ledų, ten su kaštanai, su bulvėm, ten su shark finu ir panašiai. Tada čia jau yra indai. Ne tie indai, kur Indijoje gyveno, o tie indai, kur maistą juose gamina. Ir... Jo. Čia yra būdos kažkokia šventiklėlė. All the good stuff. Jo. Čia vėl Korean kažkoks baras. Ir panašiai. Nu ir vėl vat grįžom ir kosmetika, drabužiai, auskarai, stuff like that ir ten berniukų skyrius yra didelis labai. Vėl sneki, Korean chicken. Čia yra kojinės su BTS-ais. Kojinės su BTS-ais, su Jungkooku, su stuff, dudes. Va taip atsikeli ryte, kai su kojinėm nueini miegoti ir ant savo kojų randi savo mėgiamiausią vaikinuką. Skamba neblogai. Skamba iš tikrųjų neblogai. Va čia irgi kažkokia atributika, va alijošiaus kažkokie ekstraktai. Yeah, good stuff. Čia tiesiog Family Martas. Vat iš tos pusės atėjom. Tas dėdė, kuris mums tapokius gamino. Tada grįžtam vėl kosmetika. Va čia matosi yra samplė. Tai yra pabandymo rinkinukai. Man kažką rast. Nu, žmona nori, kad aš būčiau kaip jaunas BTS-as. Ir va tie dalykai, va, kur priekyje stovi be pakelio, tai ten yra tipo samplai. Ten gali atsidaryti, biškį pasipudruoti ir eiti iš ten. Jo. Vat einam ir matom, kaip mergaitė nešasi tokį litrinį bubble tea dalyką su savim ant virvutės. Nu tai čia yra jau trendas turbūt naujas. Kas čia dar yra, va? Hello Donuts. Karietiški donutsai. Einam toliau. Va, atėjom dar vienas toks Korean boys bandų shopas. Čia galima vat vėduoklių su savo mėgimiausių K-pop starų nusipirkti. Krūvas jų čia nais. Galima ir pagalvių, pavyzdžiui. Na, čia jau atvirukai ir panašiai. Bet keisčiausia, kad žiūri ne jaunas mergos juos, o žiūri tokias jau, nu, metuose moteriškės, tai
savo trendai tarp visokių kartų skirtingų yra, kiek suprantu. O čia kažkoks Cafe Cezar desertukas su bubble tea. Oh. Radau čia va tokią vietelę. Čia kaip ta purikura booth būna, kur mergaitės tiesiog fotkinasi, po to editina savo nuotraukas. Tai va čia Shin Okubo radau tokį Photomag elevatorių. Tai reiškia tave, kiek aš suprantu, uždaro tokiam lifte. Ten kažkiek minučių ir tu ten fotkinės. Ir va tokias va fotkės gaunasi. Kad vat matosi, kad jie ten stovi tam elevatoriuje. Ir gaunasi tokios fotkytės. O dabar einam. Ir kaip jūs galvojate, ko čia yra reklama? O čia yra pas mus Buldak Noodlesų kavinė, kur vat gali savo instantus nusipirkti ir vat su tokiais aparačiukais vandenį pripildai, sėdi savo ir valgai. Čia yra toks Korean bariukas ir čia vat yra korėjietiška barbecue vieta, kur tau duoda visokių tokių bančianų ragavimui, visokių marinuotų. Ir tada prie jų pasirenki masytės visokios marinuotas. Ir ją apkepi, užkasdamas va tokiais va dalykais. Ir dar arba šys alyvas būna, arba būna tiesiog pakebedžas, toks kaip kopūstas, salota. Į ją suvynioji tą mėsą. Ir savo smaguriauji. Čia grįžtant į stotį matosi o šitas pats pirmas šopas I Love Doll Park. Tai ten irgi daug visokios atributikos, K-popo ir panašiai. Pabandysim užeiti į vidų. Gal ką nors dar rasim. Na, aš čia matau, kad čia yra daug ženkliukų. Visokių irgi akrilinių stendukų. Porą vėduoklių. Ir krūva tokių fotkių. Ir tušinukų yra. Čia tai yra clear failai, kiek suprantu, kur dokumentus galima įsidėti. Nu jo. Va toks keistas pastebėjimas. Kitoj Shin Okubo stoties pusėje jau gal trečią gitarų parduotuvę radau. Tai aš nežinau, galbūt čia vienas iš tų trendų, kur žmonės būtent iš Tokijaus atvaro čionai gitarų pirkt. Na jau tamsu darosi. Tai jau keliauju namo iš Shin Okubo. O jūs palikite pačioj komentariuką, kas patiko. Gal dar kas domina. Laiką uždėkit. Pasubscribinkit. Nu ir tiek. Iki.